20 000 tiesioginių transliacijų iš viso pasaulio arenų ir stadionų. Lažinkis gyvai su geriausiu lažybų operatoriumi pasaulyje. Unibet. Žaidėjai žaidėjams. Jūs patys rašot, buvo tų pokalbių, mes. Nėra tokių derinių, kad atlikus derinį kamuolys pats įkristų į krepšį. Derinys tik tai yra kažkoks tai judėjimas, kad vienas kitam nekliudėtų. Bet sprendimą mesti, apeidinėti, pasuoti, priima žaidėjus. Ir mes apie tai daug kalbėjom, kad jeigu mes nesiveršim, jeigu mes būsim neagresyvūs, jeigu mes nuo pirmų minučių vaikščiosim labai lėtai ir viskas tada stringa. Mes turim greitinti žaidimą. Šiandieną dėl to galbūt ir buvo ir daugiau klaidų, bet mes turim eiti tą linkmę ir po pasikalbėjimo daug kas nepavyko. Mes esam tokie, kokie esam, nei ten geresni, nei blogesni, bet šiandien buvo jau tokios, po visų tų tokių blogai sužaistų rungtynių, jau buvo tokios rungtynės arčiau tiesos, sakykime, normalesnės. Trečiajame kėlinyje atrodė, kad žvėris pabudo, atsirado mintis puolime. Matote, kada žaidėjai susikaustė, kada mintis kažkur kitos, tai labai sunku padėti kažką, labai sunku patarti nuo suoliuko, labai, tu kažką galvoji, ką blogai padarė ir tu neprimi tų dalykų. Kada galva prašviesėja, kada padarai kažkokį gerą dalyką, tu kitaip reaguoji aplinką ir priimi ir tada jau galima varžybų metu interpretuoti. Nors pasakysiu, kad dar nėra taip, kad mes jaustumės laisvai. Kiek sudėtingas buvo sprendimas, žinant Jono Valančiūno sveikatą, jį leisti į aikštelę šiandien? Buvo sprendimas leisti pažaisti 5 minutės pirmoji pusė, 5 minutės kitoj pusė, bet situacija reikalavo kitko. Ir pats Jonas veržėsi, sakė, man geriau reiškia, kai aš lakstau, negu sėdėti ant suolo. Tai toks ir sprendimas buvo. Šiandien buvo daug emocijų treneriai iš jūsų. Matote, žinot, nenoriu kalbėti apie teisėjimą, bet nekorektiška skirti teisėją, kuris suklydo į mūsų tokias svarbias rungtynes, aš galvoju. Artūro Milaknio pasirodymą čia įnešė gyvybės, tritaškiai krito. Visai buvo skirtingos rungtynės. Jie dvigubino ir mes žinojom, kad dvigubins. Jo. Jie, kaip sakant, mums reikėjo būtent periodą. Jie visiškai žaidžia kitaip negu, sakykime, mes tai. Ar dar kažkas, kur visi keitėsi ir mums reikėjo žaidėjo, kad griautų tą gynybą, kad prasiveržinėtų vienas kalnietis visko neištempt ir neištrauktų. Kažkur norisi dar daugiau iš Rinaldo, kad šalia tokio aštrumo. Tada galima kampe laikyti Milaknį ir, kaip sakant, ne tik kampe iš po užtvarų išvedinėti ir bus tie tritaškiai. Bet pirmiausia, mes turim sudaryti agresiją. Mes jau žinojom, kad šiandieną bus dvigubinimas, tai tada reiškia, jau mes jį turim laikyti. Ir po to, kai gavosi prasiveržimai, iš karto po dvigubinimo, po Milaknio tritaškių atsirado tie tarpai prasiveržinėti Kuzminskui, Mačiuliui ir kitiem ir Kalniečiui. Tik dar turėjom, dar ištingiau kartais prasiveržti. Ar paskutinė ataka buvo skirta Mantui Kalniečiui? Matot, dėl kažko reikia priimti. Paskutinė ataka turėjo būti vis tiek kamuolys atiduotas mano supratimu į vidų. Bet Mantas priima sprendimą gerai, čia jo sprendimas, čia žaidėjas turi priimti sprendimą. Jis po to matėt, kaip gerai pasijautė ir įmetė tos tritaškius. Čia, žinot, jie irgi bijo, kad, pavyzdžiui, atiduotų Valančiūnui kamuolį. Jie padarė apie jį krūvą, paliko Mantą laisvę. Ten buvo klausimas, ar iš tos padėties pataikys ar ne, bet negali sakyti, kai jis ten trenkia kažkokį per rankas ar dar kažką. Apibendrinus grupės etapą, kokią komandą išvažiuoja į Lilį? Nežinau, gal mes po ilgų tų ieškojimų pokalbių galbūt pradedam surasti save, bet dar kartą sakau, nereikia pervertinti, nes tai slegia žaidėjus. Tikrai mes išgyvenam dabar tą Lietuvoje kartu kaitą, esam normali tokia komanda, stengiamės ir žinot, tie paskutiniai rezultatai, pavyzdžiui, kada, sakykime, su manim ten 2 vietą Europoje, 4, jie labai aukšti ir labai slegia kai kurios žaidėjus. Ir kai visą laiką, sakykime, aš galiu susitvarkyti su juo, bet mūsų jaunimas dar vis skaito, ką jūs rašot, kaip ką, ir kai mes geriausi, mes gražiausi, mes čia turim daužyti, o daužyti neišeina, tada ateina tas šokas, apie kurį mes kalbam. Ir pavyzdžiui, aš irgi galvoju, kad šiandieną kai kurie žaidėjai žaidė per ilgai, bet paskutinės rungtynės, kaip sakant, pogrupio jau ką čia jau dabar betaupysi.
pirma vieta grupė reiškia vieną papildomą dieną, ar jinai labai reikalinga, papildomą laisvę. Žinot, neįsigilinau, nežinau tvarkaraščio, ne tik žinau, su kuo žaisiu. Sekmadienį žaisim po ryto. Tai labai gerai tada. Ar galite kažką pasakyti apie būsimą varžovą? Apie Gruziją? Taip. Nu, šiandieną aš kažkaip numatydamas žiūrėjau jų rungtynės su kroatais. Jie sužaidė labai stiprias rungtynės. Galvoju, kad jie turi keletą žvaigždžių ir 7 kokius labai pajėgius žaidėjus, apie kuriuos viskas sukasi. Turi po krepšiais galingų vyrų. Ir jie, pavyzdžiui, po krepšiais taip tvarkėsi, kad neleido kroatam pasišakoti. Turi neblogų metikų. Na prasme, jų žaidėjai yra patyrę žaidę aukščiausio lygio varžybose geruose klubuose. Tai galvoju, gal jie pradžioj demonstravo tokio žaidimo, bet paskui jie kažkiek įsibėgėjo. Tai yra labai rimtas ir labai pavojingas varžovas. Su tokiom daug komandų keistų tenka susikurti, ar ne, treneri, grupė šita dabar vėl svarbios rungtynės. Visi moka žaisti krepšinį, visi moka. Dabar, suprantat, pasaulis darosi ir tolimas ir artimas, labai globalus ir dabar tie treneriai visokie dirba visose pasaulio kampeliuose ir visko išmoka. Nu, paimkim po čekų komandą blogą. Paimkim tos 2 lyderius gerai, kad pavyzdžiui Jonas nuo pirmų minučių parodė, kas yra karalius 3 sekundžių zonoje Veselį, tai mums iš karto palengvėjo, o jeigu būtų atvirkščiai. Ir suprantat, jų, pavyzdžiui, tie 2 lyderiai, vienas Barcelonoje, kitas buvęs NBA, Fenerbahče, jie žaidžia finalinėse ketvirtuose, jie žino, kaip žaisti tos sunkės minutės, jie jau tą praėjo. Ir paimkim dabar, sakykime, ar ten Luką Lekavičių, ar dar kažką, kuris žengia pirmų žingsnių. Aišku, jiem yra labai sunku ir ką jiem dar reikia suprasti, ką jiem dar susigaudyti, jie tik tai dairosi, kaip sakant. Tai šiaip mes, kaip kalbam apie komandą, ne? Juk buvo laikas kažkada, aš atsimenu, kad iš tų klubų, kurie žaidžia Lietuvoje, mes turėdavom 2 žaidėjus ir visi kiti suvažiuodavo iš visų pasaulio kampelių, iš geriausių klubų. Šiais metais, atleiskit, biškiai kitoks vaizdas, turbūt atvažiavę galbūt yra, reikia paskaičiuoti 2 kokie, o visi kiti iš Lietuvos, tai irgi kažką tai parodo. Taip, mes krepšinio šalis, taip, mes ten stiprus, kaip mes vieningi, visą kitką, bet, sakau, nesam patys geriausi ir gražiausi, stengiamės, ačiū Jums. Ačiū, sėkmės.